Buvęs pramoninis pastatas Sarių seniūnijoje vienai dienai virto vizualinė ekspozicija. Ją sudaro kelios dalys. Pirmiausia, tuščioje erdvėje pasitinka Gabijos Grušaitės piešiniai. Šiame kambaryje matote Sarių kaimo žemėlapį, kurį piešdama aš remiuosi savo vaikystės prisiminimais, bet kartu labai norėjau ir tokią kolektyvinę pasąmonę atsiremti. Taigi pradėjau nuo savo prisiminimų ir pradėjau peraugti į tokius mitus, pasakas, antropologinius pastebėjimus. Žemėlapio centre kreida pažymėta instaliacijos erdvė, nuo mažens vadinta ferma. Dabar tai tėčio skulptoriaus Mariaus Grušo namai bei studija, kur menininkė vaikystėje leisdavo vasaras. Šiaurėje nagrinėjamas lietuvių santykis su miškais, rytuose su vandeniu. Išskirtas ir greitkelio motyvas, rodantis glaudžius Sarių ryšius su gretimais miestais - Švenčionimis, Vilniumi. Man buvo labai svarbu, galvojant apie lietuvišką kaimą, išeiti iš to idealizuoto kaimo kaip kažkokios lietuviškos nacionalinės sielos, tokio įvaizdžio ir simbolio, bet labiau pagalvoti apie tą tikrą kaimą, koks jisai buvo su įvairiom jo pusėm. Žemėlapyje atsispindi ir kintanti paties Sarių kaimo, kadaise norėjusio tapti miesteliu, istorija. Tada, kadangi esame pasienio zonoje, norėjau pagalvoti ir apie tai, ką reiškia būti pasienio ruože ir kokios baimės, kokie jausmai ateina grynai per tokią labiau emocinę būseną. Tai čia yra pasienio teritorija. Ši tema nagrinėjama ir kitoje erdvėje - dirbtuvėse Sandėlyje. Čia antroji instaliacijos dalis - vaizdo įrašas. Tai yra mano filmas, kurį sukūrėme kartu su Ronaldu Buožiu. Ir jame aš pasakoju, tai yra toks tam tikras persiliejimas iš mano literatūros praktikos, nes tai yra mano balsu pasakojama istorija, kuri yra tiek apie mane ir mano tėtį, tiek apie šitą vietą ir jinai atsispirdama nuo mūsų asmeninės patirties, pradeda apmąstyti labiau, kas yra ta ribos paribio tapatybė ir kaip viskas galiausiai yra susiję. Anot kūrėjos, mūsų tapatybę atskleidžia istoriniai patyrimai. Mes labiausiai jaučiame geopolitinės grėsmes, kylančias iš rytų, bet taip pat esame labai jautrus ir tam tikram istoriniam paveldui. Tai jeigu judame labiau į vakarų Europą, žmonės turi tokią stabilesnį suvokimą, kas yra laikas, labiau tiki ateitimi, labiau pasitikė tuo, kad rytojus bus ir kad jie gali nuspėti, koks rytojus bus. Mes turime labai daug netikrumo ir labai daug tokio lyg ir išgyvenimo instinkto. Vienos dienos projektą kuravo duetas Francesco Urbano Ragazzi, pernai Europoje, Venecijoje pirmą kartą viešai pristatęs paskutinįjį avangardinio kino kūrėjo, aktyvaus Fluxus judėjimo dalyvio Jono Meko filmą Requiem. Tai labai artima Fluxus judėjimui, nes trunka vos vieną dieną, tačiau yra labai tiršta. Instaliacijos trumpalaikiškumas ją padaro tik dar įdomesnė, nes visi negalėjo atvykti, dabar gali tik įsivaizduoti. Kuratoriai ir instaliacijos autorė Angare stengiasi nieko nekeisti, palikti viską taip, kaip yra, o filmą parodyti veidrodiniu principu abiejuose angaro galuose, kad sklindantis garsas dar labiau sustiprintų didelės erdvės pojūtį. Ši erdvė jau yra tarsi didelė skulptūra, meno kūrinys pats iš savęs. Ji buvo kurta per visą gyvenimą iš daugybės objektų, kalno daiktų. Todėl buvo svarbu pagarbiai elgtis su šia erdve, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi netvarkinga, tačiau netrukus supranti, kad čia yra savita tvarka. Ir pati menininkė ferma regi dvejopai. Kūrinys kelia plačias aktualias problemas, bet kartu nagrinėja asmeninius santykius su šeima, objektais, kartų skirtumus. Aš įsivaizduoju šitą vietą kaip tam tikrą archyvą, tam tikrą kolekciją. Labai džiaugiuosi, kad tėtis leidžia ją patirti daugiau žmonių, ne tik šeimos nariam. Ir palieku labai atvirą interpretacijai, ką reiškia šita kolekcija ir ką jinai komunikuoja.